Pusė 9, laikas žinoti viską. Lietuvoje infliacija viena didžiausia Europos Sąjungoje, ekonomistai sako, ir dėl degalų kainų. Valdžia žada priemonių. Keičiam įstatymus, balsuojam, nervuojamės dėl to, vietoj to, kad pasakyti, yra pasaulinė tendencija. Teisėsauga tiria galimą žalą aplinkai, tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Čia tokio lygio melo tai dar reiktų pasižiūrėti. Pernai savanorišką karo tarnybą pasirinkusių abiturientų tėvai sako, pasirinkę tarnauti valstybėje liko nubausti. Tie, kurie pernai gavo plus 10 balų, šiemet abiturientai to neturėjo. Artimiausiomis dienomis sinoptikai prognozuoja ir liūtis, ir kaitrą. Esam riboje tarp labai skirtingų oro masių. Labas vakaras, Panoramos valanda, studijoje aš, Marijus Žiedas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, artimiausiu metu bus paskelbtas konkretus planas, kaip suvaldyti aukštas degalų kainas. Jį sudarytų ir mokestinės, ir nemokestinės priemonės. Tačiau, pasak ministro, kol kas jo taikyti nėra pagrindo. Išankstiniais duomenimis Lietuvoje infliacija šiandien siekia beveik 0,6%. Ji viena didžiausia Europos Sąjungoje.